Kaip sudaromi top 10 gaminių sąrašai? Mes vadovaujamės top 10 tarptautinės grupės sudarytais kriterijais. Juos pritaikome Lietuvos rinkoje, pasitelkėme pagalbon gamintojus, tiekėjus, pardavėjus, analizuojame visus rinkoje esančius gaminius ir grupuojame. Pagrindinis atrankos kriterijus yra energijos efektyvumas, kuris gali būti išreikštas tiek energetinė klase, tiek energijos efektyvumo indeksu bei kitais parametrais. Be viso ko, vartotojų patogumui pateikėme ir kitas charakteristikas, kaip kaina, dydis, plotis, aukštis, gaminio savybės ir taip toliau. Pats vartotojas gali pasirinkti, kokiu kriterijumi jis grupuos savo patinkančius gaminius. Visais atvejais grupavime dalyvaus visi tik energetiškai efektyviausi gaminiai.